Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Nugalėtas nusivylimo. O pats keliavo vieną dieną į dykumą. Priėjęs kadagį, atsisėdo po juo ir šaukėsi mirties. Gana, šaukė jis, imk viešpatę, imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. 1 Karalių 19 skyrius 4 eilutė. Atrodytų, kad parodęs tokią nenugalimą drąsą ir triumfavęs prieš karalių, kunigus ir žmonės, Elijas niekada nebepasiduos liūdesiui ir baimiai. Tačiau tas, kuris buvo palaimintas daugybė dieviško rūpinimusi įrodymų, nebuvo aukščiau žmogiško silpnumo ir šią tamsiausią valandą jo tikėjimas ir drąsa paliko jį. Jis būtų buvęs apsaugotas nuo bet kokios žalos, jei būtų pasilikęs, kur buvo, tvirtai stovėjęs už tiesą ir pasitikėjęs Dievu. Siųsdamas Jezabeliai dar vieną bausmę, viešpats jam būtų suteikęs dar vieną pergalę. Kiekvieno gyvenime būna kartaus nusivylimo akimirkų, kada lieka tik širdgėla ir būna sunku tikėti, kad Dievas vis dar rūpinasi savo žemiškais vaikais ir kada nelaimės persekioja sielą, kol mirtis tampa mielesnė už gyvenimą. Būtent tokią valandą daugelis palieka Dievą. Jei tokiais momentais gautume dvasinį įžvalgumą, suprasti Dievo apvaizdą, mes pamatytume angelus, besistengiančius išgelbėti mus nuo pačių savęs ir pastatyti mūsų kojas ant tvirtesnio pagrindo nei amžinieji kalnai. Tai matant, mumise įsižiebtų naujas tikėjimas ir nauja gyvybė. Netekusiems drąsos yra geri vaistai – tikėjimas, malda ir darbas. Tikėjimas ir veikla įkvėps užtikrinimą ir pasitenkinimą, kurie diena iš dienos augs. Tamsiausiamis dienomis, kada viskas atrodo beviltiška, neišsigąskite, tikėkite Dievu. Jis žino jūsų poreikius, jis turi visą galią ir niekada nesibaigia jo begalinė meilė ir užuojauta. Savo ištikimiems tarnams jis suteiks tiek pagalbos, kiek jums jos reikės. Ar išbandymo valandą Dievas paliko Eliją? O ne. Kai Elijas jautėsi apleistas Dievo ir žmonių, jis mylėjo savo tarną ne mažiau, kaip tada, kai atsakymų į jo maldą ugnis, nušviesdama viršukalnę puolė iš dangaus. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.